Pirmoji pergalė, nors ir nekrito tritaškiai, nekrito baudos metimai, tačiau su Didžiosios Britanijos krepšininkais susitvarkyta gana užtikrintai. Bendrinis ryšys geras ir manau tas padeda, kai šiltas ryšys komandai. O po pergalės gal į tą sauną nueisi? Šiaip gal reiktų. Paklausim daktarų, kaip geriausiai kūnai. Antrosiose B grupės rungtynėse Vokietijos krepšininkai triuškinančiai nugalėjo būsimuosius lietuvių varžovus juodkalniečius. Juodkalniečiai buvo tikrai nusiminę, nusivylę, nuleidę galvas po šių rungtynių. O komandos lyderis žvaigždė Nikola Vučevičius pripažino, tikrai negeriausius laikus išgyvena dabar Juodkalnijos rinktinė. Ir pripažino, kad netgi nelaukia rungtynių su Lietuva, nes tai irgi nepalankus varžovas ir bus tikrai Juodkalnijai sudėtinga. JV's a great guy. Always look forward to his matchups, but he brings a lot. I think that's his experience, just his presence. Great player, and he's going to be tough matchup. Vokietijos krepšininkai tuo metu siuntė linkėjimus vis dar su komanda nesančiam dėl ligos treneriui Aleksui Mumbru. Jis prieš patį čempionatą buvo paguldytas į ligoninę. O taip pat su vokiečiais pabendravome apie laukiančius varžovus. Ir vokiečiai pabrėžė, kad Lietuva yra ta pagrindinė oponentė, su kuria Vokietija akistatos laukia labiausiai. Who do you think will be the toughest opponent for you in this group? There are a lot of good teams in this group. Obviously on Saturday against Lithuania, on the second night of the back-to-back, it's going to be very, very tough. I think Lithuania will be the toughest. They have great fans, great basketball history, and obviously great players. They know how to play basketball. They're very physical. For sure, Lithuania, it's going to be a big game. A lot of fans here too, again, like always. So it's going to be a nice atmosphere. I think it's amazing that our fans are showing up and showing out, and it brings us great energy. With these home fans that Finland has, it's hard to beat them. But I think we showed them what we could do, and we did a very good game. They were there and gave us the energy to start the game, and I think they'll be there for every game. So. Do you think they can beat teams like Germany or Lithuania? It's gonna be hard, but yeah, why not? They're a good team. They've been together for a long time. They got a superstar in Markkanen, so of course they got chances. With this team and this atmosphere, we can beat anybody. Oh, of course. We are comfortable with that, and probably gonna be even better in next games. Pirmoji Europos krepšinio čempionato Tamperėje diena baigėsi. Ja pabaigė pačios gražiausios šios dienos rungtynės tarp Švedijos ir Suomijos. Pirmą kartą užsipildė Nokia arena sirgaliais. Suomijos sirgaliai sukūrė puikią atmosferą ir padėjo suomiams po dramatiškos kovos nugalėti Švedijos krepšininkus. Ir nepaisant to, kad laimėjo vos kelių taškų skirtumų paskutinėmis sekundėmis, suomiai sakė, turime daug pasitikėjimo savimi ir galime nugalėti ir vokiečius, ir lietuvius. Žaisime, stengsimės, turime gerą komandą ir ambicijų didelių šeimininkai suomiai neslepia. Pamatysime, kas bus toliau. Rytoj pertrauka, penktadienį grįžta vėl Europos čempionatas čia į Tamperę su antrosiomis B grupės rungtynėmis. Lietuva susitiks su Juodkalnijos nacionaline komanda.